Atsibodo tą politiką surski, atsibodo nuoširdžiai. Pašnekame apie ką nors tokio gražaus, pavasariško, pavyzdžiui. Nu, ir gerai, artėja bikinių sezonas, bet apie tai ir pašnekėkim. Bikinio zona? Pašnekėkim. Nu gerai, pavyzdžiui, jūs girdėjot, kad šita Oksana Pikul yra pažadėjusi, kad galimai, kažkaip, galbūt kažkada nors išsiims iš savo silikoninių krūtų šitos silikonus. Silikonų liaukų. Silikonų liaukų išsiims silikonus. Jep. O jie taip lengvai išsiima? Nors bendrai, tai aišku, kad tai taip. Visi dirbtiniai papildomi dalykai lengvai užsideda, lengvai nusiima. Ir svarbiausia turėti gerą laikiklį. Kokį laikiklį? Aš vis pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, norite vežtis dviratį su mašina. Tam yra specialūs laikikliai. Užsidedi dviratį ant laikiklio ir važiuoji. Arba, pavyzdžiui, nori priekabą temptis. Tam yra farkopas ant mašinos. Užstumi priekabą, užmaukšlinį ant farkopo ir važiuoji savo neskausmingai. Arba, pavyzdžiui, šautuvas. Nori ant šautuvo užsidėti kokį nors optinį taikiklį. Didesnį arba mažesnį. Tam yra specialus laikiklis. Taip turi būti ir su dirbtinais papais. Aš abejoju, ar šitai dabar yra. Dabar nėra, bet plastikiniai chirurgai jau dabar turėtų pradėti galvoti apie tai. Jeigu Oksana, pavyzdžiui, nori pasikeisti papus, tai reiškia, plastikiniai chirurgai jau turi būti apie tai pagalvoję, priėmė inžinerinį sprendimą, išsėmė techninės sąlygas. Įsivaizduojat, kaip patogu, pavyzdžiui, Oksana nori važiuoti į Rusiją pas savo vyrą. Tai tada šmaukšt bijo užtrauktuką, įsideda šeimyninius didelius papus. Grįžta pas mamą cepelinų virtuviai gaminti, tada šmaukšt įsideda mažus virtuvinius, reiškia, papukus. Jūs dar pasakykit, kad pas Oksaną yra visa lentyna papų. O tai kaip kitaip? Lipa į sceną, reikia įsidėti didžiausius pačius, labiausiai liūlančius, labiausiai akį patrauksinčius papus. A kaip su vyrais? Jiems yra kokių nors galimybių turėti savo lentyną? Bioinžinerija nestovi vietoje, jinai tobulėja, Mauzerį. Sulauksim savo valandos ir mes dar nustebinsim pasaulį.